Paskutinės minutės. Šiandien dirbant mes kai atėjom, čia visur buvo ledas. Dabar ledas liko tik tai toj pusėj. Tikėtina, kad rytoj per dieną jisai irgi ištirps. Bet tai va turėsim tokį plaukimą per ant ribos, tarp ką ledas yra ir ledo nėra. Nu, aišku, ledo nėra kaip ir. Plauksim tarp plastikinių pontonų, bet plauksim. Nes dar šią savaitę mes vaikščiojom su Tadu ant šio ežero. Dar aš kirtau eketę, ledas buvo maždaug toks, dabar viskas, jau čia nieko nebėra. Tai pavasaris ateina milžinišku greičiu, šiandien pirma pavasario diena. Ir ką rytoj, šeštadienį, susitiksim čia. 11 pradedam registraciją, 12 pradedam plaukimus. Reikia atvykti bent jau valandą prieš savo plaukimą. Tai jeigu tu plauksi 14 valandą, 15 valandą, tai tu atvyk valandą anksčiau. Tai jeigu plauksi 14 valandą, atvyk 13 valandą. Ir taip toliau. Tai kirtaus. Gero laiko to prasme, kad trumpo, greitai. Perplauk linkiu ir linkiu atvykti anksčiau. Geras oras, saulutė, mašinų gali būti labai daug trakuose, nes geras oras, visi atvažiuoja su šeimom. Tai linkiu ir tau atvažiuoja su šeima, gerai praleisti laiką. Kitas jau bus transliacija, kitas įrašas bus jau iš plaukimo su žmonėmis, su švilpukais ir su linksma renginio muzika. Iki rytojaus. Dar einam pažiūrėsim, ką žmonės daro. Čia bus persirengimo palapinė, didelė. Čia bus registracija. Čia bus registruositės, ateisit, čia užsiregistruosit. Ten bus arbatėlė, dar kažkas. Ir čia va, matysit visą renginio eigą. Šitas tarpdantis bus užpildytas. Čia dar vienas plūduras bus, tai bus 6 takeliai.